Taigi su nakvynę važiuojam. Mūsų sekant... Kur važiuoja traukinys? Tu. Mūsų sekantis bokštas yra Puvočio apžvalgos bokštas. Kliaustelėse jūs ten nelips? Jo, aš esu pasirašęs, kad aš ten nelipsiu. Ir dabar per naują atsidariau, kodėl aš tenais nelipsiu. Pamačiau, kiek metrų kopti į viršų. Ir aš, ta prasme, tikrai tenais nelipsiu. Aukštesnis negu dabartinis. Aš nelipsiu, tu turėsi kartu lipti. Vienas lipsi, nufilmuosi ten viskas. Nice. Žiauriai baisu, žiauriai nenoriu. Žiūrėsim, kaip bus. O iki jo dabar važiuoti yra 15 minučių. Pasakai, kaip vadinasi? Puvočio apžvalgos bokštas. Supuvęs bokštas. Neatrodo supuvęs metalinis visas. Sumaišęs. Važiuojam. Brum, 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 brum. Tai žiūrėk, į mišką važiuojam, off-roadas. Jo, man labai patinka. Juste, kodėl tu nepateikė informacijos, kad čia užrakinta? Nu, tai kad nėra užrakinta. Užrakinta? Nu, tu pažiūrė, nu. Žiūrėk, aš tau parodysiu, kaip atsirakinti. Žiūrėk. Šlupai vartus. Atsirakinu. Aš dokumentuoju, kad jūs tai įsiveržė, ne aš kaltas. O jinai kalta. Tai uždaryk jau. Užsidarom? Nu tai. Aš bijau. Žiūriai geras vaizdas atsiveria, nu, bet aš neužlipsiu iki jo. Kaip jūs tai jautės? Aš tai čia baigiu savo kelionę. Daugiau nelipsiu. Jūs tai sakė, jai patinka status laip. 24 hours later. Aš tavim tikiu, jūs tai. Baig mane filmuoti nelipsiu. Nu tu gali. Nu nelipsiu. Nu bet gali. Tau padaunėtins 10 eurų tinka. Nu aš bijau, žiauriai nelipsiu. Duosiu 10 eurų. Už 10 nelipsiu. Iš kiek jūs tai užlipsi? Už nieką. Ta prasme, dabar atrodo, už jokius Tai viskas, reiškia, lipam, jeigu už nieką. Atrodo, aš dabar jokius gyvenimo pinigus, tiesiog nelipčiau. Nu Už dvacoką užlipsi? Ne. Nu jūs... 500 dabar, bet kokią sumą, sakyk, neužlipsiu. Milijoną duotų jaučiu, neprisiveršiu. Nu jūs, tu gali. Ne, kokie status laiptai, kaip atgal grįžus. Apsisuk ir lip. Nu. Aš čia pabūsiu, pasėdėsiu. Koks vaizdas. Just turn the lights out, baby. Let it go. In the lights out, baby. We lose control. Just turn the lights out, baby. Let it go. We don't need no sorrow anymore. Just turn the lights out, baby. Let it go. In the lights out, baby. We lose control. Just turn the lights out, baby. Let it go. We don't need no sorrow anymore. Aš nesuprantu. Iš kur pas to žmonės tiek drąsos tais užlipt laiptukais? Ta prasme, be šansų. Gyvenime nelipčiau. Kaip jie užlipa? Iš kur tiek drąsos? Parodyt, kaip visa konstrukcija vidinė atrodo, va taip va. Va ką matote po kojų. Kažkur Justė turėtų būt. Justė! Ai, tu ant žemės jau? Pamojuoki kamerą. Ką galiu pasakyti, pirmą kartą turbūt galiu pamatyti, ką mato visi tie aukštalipėjai, kurie lipa į tas antenas. Ir dar tokį gražų vakarą. Nežinau, bet turbūt aš skirsiu šitam bokštui pirmą vietą, bent jau pagal matomą vaizdą. Tai tikrai tas aukštis, tas viskas virš medžių esi, tikrai verta atvažiuoti. Tikrai nuostabus vaizdas. Šitam vieninteliam šiek tiek pradėjau netgi ir aš jausti kažkokią minimalią baimę, nes taip lipi. Ir toks kažkaip flashbackai iš sapnų, kur lipi, po to krenti ir taip toliau. Ir toks jau biški baisu netgi pasidarė. Bet atrodo tvirta, one of the best. 10 iš 10.
Ir pagrindinis vaizdas, kurį matai užlipęs iš bokšto, tai yra kaimelis su mokykla, man atrodo, nes ten tinklinio aikštelė yra padaryta ir dar stadionas toks minim lyg. Tada medžių viršūnės, į visas pusės medžių viršūnės. Tada dar porą sodybų gali pamatyti ir kažkur tolumoje dar ant kalno medžių. Tai žodžiu, tiesiog yra vaizdas virš medžių, kurį tu gali pamatyti pagrinde. Šiokia tokia informacija apie bokštą, ką pavyko sužinoti, kad jis yra 30 metrų aukštyje. Pats bokštas aplink kurį eina tas visas apžvalgos bokštas yra žymiai aukštesnis. Čia pati, kaip suprantu, Telia bendrovė įrengė tiesiog apžvalgos tą aikštelę viršui. Ir visur rašo, kad jis yra prieinamas žmonėm, kad jis yra uždarytas, nu tipo čia aptvertas ir uždarytas, tai čia nieko tokio, tipo maždaug čia tipo taip turi būti, tai kas nori tas eina. O Gediminas jums jau papasakojo apie vaizdą, aš negaliu nieko pasakyti apie vaizdą, nes žiauriai status laiptai, žiauriai statu, žiauriai viskas matosi, kiaurai tiesiog, tai labai bijau lipti, negalėjau tiesiog savo baimę šitos jau įveikti šitam bokštą, tai nelipau, tai o šiaip sakė gražu, tai tiek. Man jau atsibodus su tavim, žinau. Ką tu čia grybą pjauni? Eini grybaut? Grybaut išėjo. Ne, grybas į mišką atgal pasisodinti einu. Oi, kaip mes apšviesti, kaip nieko man nematau. atrodo sportiškiausias Bokštas? apvažiavimas bokštų visas. 2 kartai tą lipau, bent jau pagal kojas jaučiu, kad šį kartą labiausiai man trumpina kojas. Nu labai status laiptai, atgal pirmyn nulipti, tai yra ką veikti. Vienas bokštas, antras, trečias ir visi tokie aukšti. Ir į vieną dar kelis kartus užlipau, tai daugiau tos klaidos nebedarau, nebelipu į 2 kartus kelis ar ne? kartus, nes jau wow, kai tiek editinį ir dabar vaikščiot jau Senatvė. Ne. Nu gerai, baig skūstis, senukto. Gerai, tai dabar važiuojam į apžvalgos bokštą, kuris yra Zervynuose. Jis taip ir vadinasi, tiesiog apžvalgos bokštas. Ir tada susirandi, kad Zervynuose. Viskas. Visa informacija. Ir dabar reikėjo važiuoti 20 minučių. Sakai, šalia. Nu tai taip atrodė. 23. Tu smarė 20 minučių važiuoti. 23. Tai žodžiu, tikrai visi bokšteliai labai toli vienas nuo kito nutoli. 23. Tai viskas okei dėl to, kad toli nutolė, bet mums per vieną dieną biški sudėtinga. Gerai, važiuojam. FIFA. Kas čia per rumšišką? Tai žiauriai įdomi atrodo, čia pagrindinė gatvė miestelio. Šitaip atrodo. Geras, čia prasilenk kažkaip galima, tipo, ne? Jokinga, kad prieš pusvalandį sakiau, šiandien žiūrėk, žvyrkelių nebuvo, kažkaip man trūksta žvyrkelių. Galvojau, kas čia per kaimas? Vau, koks kaimas. Bet čia Rumšiškės atrodo. Vienas didelis Rumšiškių miestelis. Ai, tai va, kodėl mes čia pusvalandį važiuosim? Nes mes tokiu tempu važiuosim. Man vėl flashbackai iš praeitos kelionės, kad vėl kur nors ne ten važiuojam ilgiausiai. Man baisu, aš prašau, kad ten atvažiuotume. Oh shit, not good. Atvažiavom prie savo bokštelio, bet šalia jo kitoj pusėje yra kitas bokštelis aptvertas ir ten gyvūnėliai vaikšto. Nu, ta prasme, mes tikrai tavęs turėsim užsukti, aš nieko nežinau. Esame prieš paskutinio bokštelio mūsų šiandienos, ne? Taip, tai gerai, mes esame ant šį Zervynos bokštelio. Nu, žvyrkelio atvažiavom iki čia. Dvi yra vienoje pusėje, kaip suprantu, sodyba ten greičiausiai su gyvūnėliais ir tenais yra irgi bokštelis kažkoks.
atrodo, daeiti iki jo ten galima, bet greičiausiai teritorija aptverta dėl to mokama greičiausiai ir tada šoja nusukimas į šitą bokštelį, nors prašyta apžvalgos aikštelį. Kokių 5 metrų bokštelis, nesakau? 3-5 metrų, sakau, 3-5. Mano galva kokių tikrai 5 metrų. Virš 5 metrų aukščio. Ir ką galima pamatyti, tai čia upelis susikerta, ten yra padaryta, kaip suprantu, sutekėjimas specialiai į Tokios ežeriuką. kelios salelės ežeriukai. Ežeriukai tokie mažiukai. Tvenkiniai. Jo, tvenkiniai. Turbūt, ne? Labiau Tvenkinukai, prūdai. jo. Keli ir tada labai įdomiai vingis ateina ir nuvaro čia ir kažkur ten pro apačią ir kažkur girdis kaip čiurlena. Ir čia pelkė, kaip suprantu, truputį susiformavusios. Ir čia skaičiau, kad padaryta dabar realiai žmogaus yra, nes anksčiau viskas, buvo taip, bet tada pradėjo viskas labai pelkyti ir tiesiog sausuma darytis, nebelikti nieko, kas yra upė ir panašiai. Tai čia žmonės patys padarė, 14 ar kelintais metais jie ten gavo paramą tiesiog, kad padarytų šitą visą dalyką. Kad gyvūnėliai Užtvenktų, neišmirtų. žodžiu, jo, ir padarytų vandenį, kad nenusausėtų. Jeigu lyginant su mažais bokšteliais, visai įdomus vaizdas, sakyčiau, ne? Įdomus. Tas upeliukas įdomus. Tikrai neprasčiausias vaizdas Jo. ir tikrai virš vidurio, sakyčiau, tarp mūsų aplankytų bokštų. Čia, Bokštelių. čia galima pikniką aplinkui pasidaryti, labai gerai nupjauta žolė. Man labai įdomu, kad čia eina palei vandenį, takelis, matai vartą ir gali toliau važiuoti. Jo, jo. Gal važiuojam offroadais tą? Ne. Domina? Ne. Domina? Ne. Domina. Nedomina. Taip, tave domina, važiuosim. Nu tai va tiek, o dabar važiuosime į Čepkelių apžvalgos bokštą. Jūs ten nori gaudinių pažaisti? Kur? Čia. Davai. Aš gal. Pagavau. Vos kameros nenumetė, tai pagavau. Oi. Įsijautus jau gaudinių žaidžiai, jau lekia viskas. Duodu to 3 sekundės pabėgti. 1, 2, 3. Žodžiu, išvažinėjom, užsukom į Stumbryną, visiškai netikėtai. Dar prieš tai apie ten, kur matėm labai keistą Zervynų kaimelį, ten pasirodo tos trobos visos yra unikalios, paveldas ir tenais filmuojami buvo filmai lietuviški. Tai toks ten kultūrinio paveldo miestelis. 01, 02, 0. Ne, jokau. Ne, kažkokia kitoje, mes dar negirdėjau, bet žodžiu, tai va. O dabar važiuojame į paskutinę mūsų apžvalgos bokštelį. Ir nusprendėm važiuoti ne iš ten, kur atvažiavom, o miško taku toliau. Tai nedarykite to, nes nebent turite visur reikia. 8 km važiuosim miško kelių. Labai gerai. Kulka for life. Tai žodžiu, dabar važiuojam į Čepkelių raisto apžvalgos bokštelį. Jisai, kaip suprantu, naujas, tai pažiūrėsim, kaip tenais jis padarytas. Katinukas be baimės. Tiesiog toks ant kelio. Reik paglosti. Labas rytas Lietuva, 22:38. Esame vidury miško, Čepkelių raisto. Kokios informacijos jūs te? Praneškite mums tiesiogiai iš vietos. Žodžiu, tai paprastai į apžvalgos bokštelį niekaip nepateksite. Reikia pirkti, kaip suprantu, gido paslaugą ir su gidu nueiti pasivaikščioti po šitą Čepkelių raisto pažintinį taką ir nueiti iki to bokštelio. Tai paprastai niekaip nepateksite. Nes ženklai forbidden, praeiti negalima, uždėta šlagbaumas privažiuoti irgi. Bandėm apeiti sistemą, važiuoti kažkaip, bet šlagbaumas uždėtas, Jep. tai nepaėjo. Tada bandėm su dronu, tiesiog kvadračiuką užfiksavom ir viskas. Daugiau nieko negali. Aš visiškai, man signalą vos gauda, aš tokiu kampu, tokiu visais kampais pafotkinau.
Ir keliose fotkėse kvadračiukas matos, kad yra. Visas išsigandęs, nuvairavau maždaug iki ten. Bet truputį padarai nuotraukas kelias iš viršaus. Tokias. Jo, kelias. Net nepasakysi, kad ten bokštas, tiesiog kvadratas. Tai va, šiandien mūsų kelionė baigėsi. Miškuose, vidury miškų ir nepavyko savęs paskutinio bokšto. Nuvažiavom iki Čepkelių, to mokomųjų tako, ten to centro. Tada ne ten, radom bokšto locationą, tada važiavom, pasirodo atgal pro ten, kur atvažiavom dar. Tada vėl miškais, vėl akmenys, ten į dugną daužą, aš ten bijau, kad mirsimės, nu žodžiu. Dabar 2 valandas namo važiuosim. Turėtume 1,5 valandos. Tai va, dabar judėsim. Jūs te vairuosit, įsivaizduojat? Biški. Po miškelį pavairuosiu, kol pavalgys mano vyras. Pirmų bėgių varys važiuoju vištienytę kaposiu. Gerai, tai dar susitiksime. Toje laidoje. Ate. Iki. Biškį važiavimo laukia. Jūs nepatikėsit, jūs te vairuoja ir vėl. Stebuklai vyksta. Va taip, iš Čepkelių raisto važiuojam. Va tokiais keliais. Tai dabar dar normaliai jau geras kelias. Noriu pasakyti, kad iki pilnos laimės man trūko pavalgyti, nes valgiau tada, kada pietus valgiam. Tai sustojom artimiausiai Baltic Petroleum, man rodė, degaliniai. Taip skaniai suvalgiau sumuštinį, ta prasme, tai buvo tiesiog lašelis iki laimės, kokios man reikėjo. Jau nebesvarbu, kad man ir to į darbą ir kad tai anksti keltis. Ne, aš pavalgiau, aš laiminga. Grįžom. Mano gimtadienis, jaučiuosi liūdnai, pasenau dar vienais metais, jau 25 metai ir nieko gyvenime nepasiekiau viskas. Nieko nepasiekiau. Kai buvau abelis, taip ir likau abeliu. Ačiū, Panda, kad pakuost atėjai. Shut your bitch ass! Okay. Tai yra pirmoji dovana tau. Ačiū. Bus dar antroji dovana. Tai pirmoji dovana greičiau atėjo. Ilgai galvojau, kokį paveikslėlį išrinkti. Tai jo, tai su gimtadieniu čia tau pirma dovanėlė. Ačiū, meilė. Sėdėjau. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well, so I'll just say you're hired. Iškai kur tik dabar matyti. Turėsi savo rinkinį maistą. Taip. Valgymą rinkinuką. Kad aš nesijaučiu tokio princo. Ar tu mane princu laikai? Taip. Tu esi mano princas, dėl to aš tu išrinkau šitą princą. Pritariu. Gerai. Čia man košytė valgyt bus. Su drakonu. Šį priešas turėtų būti, bet bus draugai. Čia turbūt aš ir Justė. Oi, koks nedidelis. Koks vaiko padelis. Rabatėlį. Ir nebėra. Ačiū, meilė. Labai fainai. Anda, tau dėžė vėl. Prašau. Čia tau. Ačiū, Justė. Caik. Pasirodo, tai ne istorijos pabaiga, o tuoj pamatysit, kas įvyko po mėnesio. Sveiki, mėly bičiuliai. Tai mes jau sveikinomės, ne? Video pradžioj. Na, šiandien yra rugsėjo 14. 18:38. Jo, tai čia kol susiruošėm važiuoti į tą Čepkelių raistą atskirai, kol sužinojom informaciją visą, užtruko pakankamai ilgai. Nu, žodžiu, pažiūrėjom, kad galima gauti leidimą, jeigu ten filmuoja ar kažką, žodžiu, tiesiog įmanoma gauti leidimą ir tada gali aplankyti Čepkelių raistą. Tai mes parašėm laišką turbūt į Dzūkijos nacionalinį parką, ne? Labai juokinga, kad laiško pabaigoje pasirašiau Mududu. Ir iš Mududu Gmailo, taip man krinčia atrodo. Parašėm jam laišką, paklausė dėl to leidimo, ar galima gauti, kaip čia dabar yra. Ir mum atrašė, kad šią savaitę yra
pakeisti teisės aktai šiek tiek ir galima lankyti savarankiškai. Va taip pataikėm tiesiog. Tai čia nuo rugsėjo 4 žodžių pakeista, kad galima lankyti savarankiškai, jeigu esi vienas, kaip suprantu, ne grupė. Tai tokia informacija būtų, bet kaip supratau... Bandom suspėti dabar. Jo, bet čia patikrinkit kiekvieną kartą, jeigu ten važiuosite, kokios yra taisyklės, nes kaip suprantu, ten keičiasi labai dažnai. Nuo nuotaikos jiem ten kaip užeina. Tokie patarimai iš mūsų, o Ir dabar greitai važiuojam. atsakymą gavom, institucijos sudirbo pakankamai greitai. Tai va dabar specialiai iš Kauno važiuojam toli. Važiuojam į Čepkelių raistą. Kiek kuro sudegins. Paremkit mūsų subscribers. Tai va, susitiksime tenais. Atvykom. Viskas. Atvykom, dabar eisim, nežinau, gal 2 kilometrus beveik kažkur. Mes atvažiavom čia į mišką, pro mišką ir, kaip suprantu, pro greitesnį kelią nueisim iki bokštelio. Bent jau taip atrodo ir vis dar kabo ženklai, kad negalima vaikščioti. Aplinkos apsauga gali iškviesti, policijos dėl to nekviestų, bet, ką žinau, bet tai jeigu dabar galima, tai ką man tą padaryti? Tai eit. Tai mes ir judame. Judame. Link jūros. Taip. Grinai takelis kaip prie jūros. Jūs Jūs ką renkėsi tu? Tiesiai ar į kairę? Kažkodėl kairę, manau. Jo, nes aš per pievas irgi nelabai noriu eiti. Tai Manau, kad einam- reikia per kairę. Tai abu sutarėm į kairę. Nežiūrėdami. Reiškia, einam į kairę. Jūs kur tu eini? Visiškai jaučiuosi kaip siaubo filme. Va, yra tualetas. Einam patikrinti, ar ten nėra pabaisių kokių. Reikia sužinoti, ar atidarytas. Nu, normalūs tualetai. Težys mane sveikina prisijungus prie Baltarusijos ryšio. Vai, tai mus dar ir Baltarusiai gali čia užpulti. Nu, jūs tą kaip vertini. Pirmą pasakom, kad mes atvarėm pačiu tinkamiausiu metu. Gal matėt prieš tai nuotraukas visas? Mes atvarėm pačiu smagiausiu metu, kai yra pelkės, visiškai skysčio jokio nėra. Viskas nusausėja ir nelabai matosi, bet vaizdas yra. Ta prasme, tu matai apaugusią pelkę realiai. Ir mes dar pataikėm ant rudens šilto vakarą. Tai dabar toks gaivus vėjukas pučia, tai fainai. Tokio ramumo, tylumo visiškai. O informacijos turi kažkokios? Kad čia yra didžiausia Lietuvoje aukštapelkė. Viskas, ką galima pamatyti, tai būtent ją. tą vadinamą Čepkelių raistą. Ir parašyta, kad neįmanoma realiai perbristi šitos pelkės, nes jinai tiesiog labai klampi yra. Jūs tai sakė man eiti išbandyti. Aš sakiau, kad čia, oi, čia sauso, pažiūrėk, kaip išdžiūvė, čia laisvai, sako, oi, pabandyk. Davai. Sakau, nu gal gerai, neįsiu vis tik. O bokštelis pats spėjo kokio 10 metrų aukščio, šiaip labai gražiai įrengtas, labai gražus raštai, su stogeliu, tai tikrai labai fainas bokštelis. Naujai pastatytas, visai fainiai. Vaizdas to, ko gali ir tikėtis, Čepkelių raisto. Ir spėjau, kad dieną čia visai paukščiukų turėtų nemažai būti ir visokios gyvūnijos čia apskritai. Kai jam per mišką buvo visiška tyla. Mirtina. Wow, kaip tyla, net ausų spingimas girdės. Man patiko, džiaugiuosi, jeigu būtų visai nesąmonė, tai žiauriai būtų gaila važiuoti. Bet šiaip labai dabar tamsoj bus baisu grįžti, nes jau į priekį piški baisoka buvo. Esam vieni miške kažkur, kur einam, nu tai čia tikrai baisoka. Jo, čia kaip suprantu, tu gali dar pasivaikščioti palei tą Čepkelių raistą. Čia takelis naujas visai yra įrengtas, tai. Keliaujam namo. Nu, jūs tą parodyk, su kokiu pagaliu būtum apsigynus, pasiruošus. Mano ginklas, prašau.
Nuo vilkų ir lūšių. Ir aš tokį nedidelį pasiėmiau. Man tai pakirto ranką neštis, kad eina savo. Biški peršikėvas buvo, ne? Justė paskaitė, kol aš buvau užsiėmęs, paskaitė, kas parašyta. Aš neskaičiau, tik nufilmavau. Ir aš toks ramus, kaip čia faina, gražu, smagu. Ir tada Justė, Gediminai, einam iš čia greičiau. Čia parašyta, kad vilkai ką ten daro, kažką ir... Šitose salose vilkai jauniklius savo tipo išridė. Pagimdo vilkiukus savo salose, tenais tam čepkelių raisto ir kad lūšis čia vaikšto miškuose. Medžioja. Jo. Tai tada aš toks eidamas, o, pagalys. That's what she said. Ir labai sparčių žingsnių sušilę, pagaliau parėjom link mašinos ir dabar lipsim į mašiną ir skrisim iš čia. O su bukštiniai? Kitą dieną. Galėsi savo toj degalinėje sustoti ir valgyti tos sumuštinius. Gal parsivežam pagalį? Ir ką tu čia darysi? Nežinau. Nu tai va, po 1,5 metų sugrįžome. Padaryt apžvalgą. 226, sausio 7. Gal jau nesakyk, gal reikėjo apsimesti geriau, nežinau. 225, sausio, rugsėjo, 224, rugsėjo 17. Nesakyk, kad taip tol eina. Taip, 224 metai. Nu, žodžiu. Rugsėjas buvo. Baisumėlis. 25 mums buvo labai intensyvūs metai, tai prašyčiau. Taip, tai va, man labiausiai patikęs pokštas buvo Puvočių, nes man patiko, ant kiek jisai yra aukštas, ant kiek ten tie visi virš medžių, viskas taip tiesiog belekai, matai, tai žodžiu, ir net stresiuko lipant yra, tai šitas man tiesiog buvo tas geriausias experiences, geriausių laikų atvažiavau, kokį galėjau jaučiu. Nu, labai patiko. Ir merkinės, nes, nu, tikrai labai gražiai su gamta susilieja ir vaizdas tikrai išskirtinis. Aš sutinku, kad merkinės Puvočių negaliu vertinti, nes aš nebuvau užlipęs, man per baisu, per aukštai. Gal faina, kad ten gali užlipti ir labai labai aukštai. O merkinės tai vienas iš geriausių, ten daug erdvės, užlip patogų, labai aukštas, yra ką pamatyti, tai turbūt geriausias. Koks dar vienas? Visi kiti man yra tokai vienodai, tiesiog kažkuo biški geresnis, kažkuo ne. Gal Veisiejų kitas man būtų, kuris patiko, nes nuėjom dar prie vandens kojitas pamirkti, žuvytės pažiūrėti. Su Veisiejų ten, tarkim, metelių, tai labai panašus tokie būdų, prie kelio būdų, tai pamatai vandenį, nu, tipo, faina, viskas gerai. Čia kelių gal labiausiai turbūt blogai, kad mes ten labai tamsoj nuvarėm ir tu matai pelkę, kurios irgi nematai. Tai tiesiog lauką. Tai man labiausias turbūt Žuvinto būtų, jau sakyčiau, iš visų tų Alytaus toks paprasčiausias toks. Bet šiaip jis nėra blogas, tikrai esam blogesniuose buvę, tai nėra labai blogas, bet jeigu taip reikėtų jau išrinkti kažką, tai sakyčiau Žuvinto. Jo, sutinku. Tai tiek žinių, pagaliau užbaigiam šitą video. Kada toliau keliausim? Tai viso gero ir lemba žiemą dabar norėčiau nuvaryti kokius bokštus. Tai va, viso gero ir gal kelsim ką nors. Iki kito karto. Gal kokią Rygą kelsim.